Sveiki, sveikiname šiandien iš studijos Saulėtekį 9. Tai yra naujas kanalas, kuris yra ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, Vilniaus universiteto naujas kanalas. Ir tą virtualią juostelę šiandien kirpsim su dekane Aida. Labą dieną. Labą dieną. Naujas etapas fakulteto komunikacijai. Įeinam į tokį, sakykime, naują ruožą, ar ne, komunikacijai, nes podcastų rinka auga beprotiškai greitai, bet netaip dažnai dar galima pamatyti aukštąsias mokyklas, universitetus, kurie intensyviai būtų į tą įsijungę. Kaip priėjot prie to? Kokia mintis atvedė, kad fakultetų reikia tokio kanalo? Kažkaip norėtųsi gal pradėti nuo tokios istorijos, gal net ne nuo istorijos, bet nuo fakto, kuris atrodo visiems aiškus, bet nebūtinai mes naudojom tam kanalą. Žinot, kai buvo COVID-as, visi buvom išėję į nuotolį ir kai grįžom iš nuotolio, supratom, kad vis dėlto kiekvienas dėstytojas dirbantis fakultete yra aktorius, kuriam reikia scenos, kuriam reikia studijos, kuriam reikia vietos pokalbiam, aš taip netgi pasakyčiau. Iki šiol mes vis dar turim nemažai nuotolinių studijų ir iki šiol mes vis dar turim kalbėtojų, kurie neturi vietos ir neturi kanalo, kuriuo galėtų pasidalinti temomis, kuriuose jie yra iš tikrųjų labai stiprus ir labai kieti. Tai ieškodami galimybių, kaip galima tiem žmonėms surasti savo auditoriją, pamėginom iš tiesų iš pradžių tiesiog vienam kitam kanale ateiti svečiais į vieną ar kitą podcastą ir matėm, kad iš tiesų tai veža, tai patinka, tai turi pasiteisinimą, tai patinka abiem pusėm. Ir tam, kuris šneka, ir tam, kuris jį šnekina, ačiū jum. Ir lygiai taip pat ir tiem, kurie klauso. Tai mes džiazuojam šiandien. Mes džiazuojam su visa šituo kanalu, su visa šita veikla. Mes nežinom, ar pasiteisins, bet galvojam, kad turim pakankamą skaičių žmonių, kurie žino, ką kalba ir neturi vietos greitose priemonėse papasakoti apie tai. Ir nebūtinai yra kviečiami, todėl sakom, aš žinau, kad jau stovi eilutė. Tikrai norėtų. Tai sakom, gerai, įsirenkim savo sceną ir pamėginkim nuo tos scenos paleisti tam tikrą informacijos rautą, kuris galėtų būti įdomus klausytojams. Tai va tokia ta idėja ir yra. Aš negaliu pasakyti, kad aš turiu šiuo atveju labai aišku tėvą, idėjos tėvą, bet aš sakyčiau, kad iš tų tokių šiuolaikinių aktualijų mes matom, kad mums neišeina prasimušti į viešą komunikaciją, tai dėl to pasidarėm savo ir galvojom, kad susikursim. Aš žinau, kad buvo labai daug mamų. Tėvo gal nebuvo, bet mamų tikrai buvo daug, nes tai buvo būtent kolegų susirinkimas. Ta prasme, yra žiauriai juokingas šitas dalykas, nes kai pradėjom kalbėti apie tai, kad reikia podcastinės arba reikia podcastų, tai atsirado labai daug norinčių savintis ir sakyti, kad aš noriu, aš čia vesiu, aš čia tą darysiu, aš noriu. Ir va tada kažkurio momentu mes irgi atsitraukėm, nes vėlgi tai yra didelės bendruomenės, fakultete dirba apie 200 žmonių, tai yra didelė bendruomenė jungianti organizacija. Ir kol kas šiandien sakyčiau, kad mes iš pradžių turim iniciatyvą iš administracijos su jūsų pagalba. Norim atrinkti ir paieškoti temų, išsibandyti, tai per pusmetį išsibandyti įvairias temas, tai išsibandyti įvairius kalbėtojus ir pasižiūrėti, kas eina geriausiai. Tai negaliu šiandien garantuoti, kad taip, mes turim suriktuotų, jau šiandien užrašytų 15 temų ir aš jums galiu paviešinti, pirma bus tokia, antra, trečia, ketvirta. Ne, dar nežinau, aš tik galiu vieną dalyką pasakyti. Tai gal jūsų dar neįformavo, gal jau žmonės turi sąrašiukus susidėję ir laukia, kada čia bus galima nusifilmuoti. Aš garantuoju, kad yra tokių žmonių, bet šiandien aš turbūt pasakyčiau, mes tikrai norėsim turėti tokį bandymų lauką. Norėtųsi bandymų lauko ir norėtųsi pasižiūrėti, kaip kuris jaučiasi, kiek tai pasiteisina, kiek ne, bet kad šitas kanalas bus... Bet čia toks geras požiūris, nes verslas, ekonomika visą laiką yra bandymų laukas. Ką jūs dėstot šitam fakultete, viskas yra labai gyva, labai judanti ir iš principo patys su tuo, ką dabar
fakultete padarėt, tai yra tam tikras bandymas pasižiūrėti, ar ne, kaip toks savotiškas komunikacinis kanalo pabandymas. Kiek tai veiks, ką pasieks, dažniausiai kas nutinka, kad pasileidi ir tiesą pasakius nežinai, kur nuves tie dalykai. Taip. Manau, kad čia taip pat mėginom pasiimti nedidelę patalpą, toj patalpoje įsidėti tam tikrą įrangą ir su tą įrangą pamėginti pritraukti žmonės, bet matom, kad dar nepradėjus kalbėti, kad tai bus podcastinė, atsirado jau daug žmonių su savo sąrašais, kurie norėtų atsinešti tam tikras temas. Ir tai mums iliustruoja, kad iš tiesų fakultetas šiaip yra labai greitai veikianti šiai dienai organizacija, kas nebūtinai būdinga valstybiniam organizacijom, o jo labiau švietimo įstaigom. Tai dėkui administracijai, dėkui žmonėm, kurie pas mus dirba, bet mes dirbam labai greitai. Ir turbūt tai iliustruoja ir būtent ir ta pati podcastinė atsiradusi. Nes turbūt yra dar viena. Paslaptį išduoti, tai matyt, nepraėjo net 5 mėnesių nuo pirmos, kaip motinų susirinkimo. Nuo idėjos, nuo įgarsinimo idėjos, iki kol jinai atsirado, bet 5 mėnesiai vis tiek gavosi, kad ilgai, nes yra dalykų, kurie šitoj valstybinėje organizacijoje ne taip greitai paeina, kaip norėtųsi. Plius, vėlgi, mes visą tai darom bandymų keliu, neprofesionaliai, ne tai, kad nepasitikim, bet mes mokomės ir mes dar daug dalykų norim išmokti. Tai manau, kad šitas kanalas tobulės ir jeigu matysim, kad jis eina ir jis yra iš tikrųjų toks, kokio mes ir tikimės, tai šis bus ne tik fakulteto, jis bus universiteto kanalas, mes kviesim studentus. Ta prasme, svajonių yra didelių susijusių su šitu, bet pažiūrėsim, kaip eisis. Nes čia iš principo yra kaip ir išdava to komunikacijos liberalizavimo kaip tokio, nes bendrai komunikacija labai stipriai pastaruosius dešimtmečius jinai suliberalėjo, tai yra tų kanalų labai tapo daug įvairių, aš turiu bendrai tiek versle, tiek bendrai visuomeniai. Žiniasklaida tradicinė, jinai truputėlį traukėsi, bet užtat labai stipriai plečiasi tie tokie maži kanalai, nišiniai kanalai, ar tai būtų universiteto, ar tai būtų, sakykime, atskirų tyrėjų, žmonių. Ir matyt, tai tikrai yra geras žingsnis koja į kojon su tuo, kur dabar mes esam, kai mes žiūrim kaip apie komunikaciją ir patį žiniasklaidos lauką kaip tokį. Ir matyt, kitas smagus dalykas yra, kad aš žinau, kad žmonės yra labai ir nustebę truputėlį ir patenkinti tuo, kad labai greitai išgirsta buvo ir, kaip jūs sakėt, labai greitai padaryta. Tai va tas girdėjimas net ir versle, ne visose organizacijose yra toks akivaizdus, ar ne, kai žmonės sako, va, galbūt pabandom šitą ir ne visada išgirstama. Čia labai greitai pašnekėjo žmonės, išreiškė tam tikrą norą ir kolegos paėmė ir padarė. Matot, jeigu universiteto padalinyje, tai yra ekonomikos ir verslo administravimo fakultete, mes nebūsim galimai labiausiai panašus į verslą ir į verslo principus, ir į verslo greitį, ir į verslo iššūkius, tai tada nereikia mūsų. Ta prasme, turbūt šiandien aš sakyčiau, mes dirbam greičiausiai universitete, bet dirbam todėl, kad mums atrodo, kad mes privalom tai daryti, nes toks ir yra verslas, nes tokia turi būti ta organizacija, kuri iškepa, paruošia, rūpinasi žmonėmis, kurie išeis į verslus. Tai mums tai yra iššūkis, bet tai yra įpareigojimas, tai yra duotybė. Dėl to greitis sprendimuose, dėl to iš kitos pusės mėginimas surasti dar vieną kanalą, šiuo atveju komunikacijos kanalą, per kurį galėtumėm suteikti informaciją ir tiem, kurie nebūtinai studijuoja ir neįeina į auditoriją, bet norėtų vienų ar kitų dalykų pasimokyti. Manom, kad tai yra mūsų tiesiog viena iš funkcijų, tai yra privaloma dalis. Nes valstybinis universitetas pas mus yra viena iš strategijos dalių, viena iš krypčių, kad tai yra visuomenę kuriantis universitetas. Tai tikrai nebūtinai tu turi tapti studentu, kad tu gautum žinių. Tai norisi turėti tokį kanalą, kur tai, kas yra geriausiai daroma auditorijoje, langelį, pro kurį galima būtų atidaryti. Ir aš įsivaizduoju, kad šita podcastinė ir yra tas langas visuomeniai, pro kurį jinai gali pamatyti, čia vyksta geri dalykai. Čia galima per trumpą laiką išgirsti gerų pokalbių.
įšokti į temą, pamatyti gerų žmonių, ta prasme, aukšto lygio specialistų, kur gal ne visada suprasiu, gal ne visada įdomi tema, bet aš galiu pasiimti, nebūdama studento statuse, galiu gauti tą info. Tai čia turbūt yra ta svarbiausia funkcija, kurią mes keliam būtent podcastinį. Ir dar per video turinį, gal nebūtinai žiūrėti, bet jas girdėti, įsijungti kažkur patogiai ten, ar pusę valandos, ar 20 minučių, dar nesu tikra dėl trukmės, gal manau, kad bus diskusijos, kurios bus ir valandos trukmės. Tai vat per čia bus, žinokit, taip, pabandysit, pasižiūrės analitiką ir kolegos sakys, žiūrėkit, dekanė, visgi darom šitaip. Nuostabu. Aš taip ir norisi. Mes jokių būdų nenorim uždėti šiandien standartų ir jau pasakyti, kad turim viską, ir temas, ir aišku grafiką. Ne, mes ieškosim. Tai kai man kolegos pasakys, tai mes ir padarysim. Tikrai tai. Matyt, kitas dalykas bus ir tam tikro iššūkio. Gerai sakėt, kad, nes universitetas turi daug ekspertų, ar ne? Ir kitas dalykas, mokslo komunikacija kaip tokia, jinai yra beprotiškai sudėtinga, ar ne? Kaip priartinti mokslą, žinias, būtent mokslo žinias, mokslo atradimus ir papasakoti tai labai paprastai. Nes čia yra iš tikrųjų sudėtingas dalykas, nes kitu atveju, jeigu to veiksmo nedaryti, tai tas, ką daro mokslininkai universitetuose ir ką žmonės galvoja apie vienus ar kitus dalykus, gali labai skirtis. Ir čia prasideda, mes nekartą esame šnekėję ir apie tokius dalykus kaip sprendimų priėmimas, nesiremiant moksliniais duomenimis ar ne, kai ir politikoje. Tai čia matyti viena iš tokių irgi užduočių, kuri būtų šitai krypčiai komunikaciniai, tai būtent papasakot paprastai, ar ne, ir suprantamai apie tai, kur dabar, pavyzdžiui, ekonomikos mokslas, kur rinkodaros mokslas, kur kiti stovi. Pavojinga su jumi eiti pokalbis, nes čia skamba kaip, ar galite įsipareigoti? O ne, žinokit, galiu, aišku, atnešti, pasirašyti ten pieštuku ar krauju, nežinau kuom, bet tikrai to nebus. Ir taip ir ne, nes aš tai matau turbūt dvejopai, va šitą jūsų mintį iš dviejų pusių. Viena turbūt pusė, kur labai noriu pasakyti, kad kalbant eina lengviau papasakoti aukšto lygio mokslininkui, apie ką yra tyrimai. Paprasta kalba. Kalbant eina paprasčiau paaiškinti, todėl aš manau, kad yra vertingos paskaitos. Nes skaitant, informacija būna koncentruota, tai yra sudėtinga, vieni mėgsta skaityti, kiti mėgsta klausyti. Tai aš sakyčiau, kad va šitas kanalas ir šita informacija, kuri pateikiama aukščiausio lygio mokslininkų, mes tai planuojam, jinai gali būti paprastesnė. Bet čia aišku susidurėm ir su kita dalis. Ne visi aukščiausio lygio mokslininkai moka kalbėti paprastai. Ir aš nežinau, ar mums pavyks. Ir aš šiandien galiu pasakyti, kad aš niekada nepasirašysiu po tuo, kad čia gali gautis paprastai. Nes aš esu buvus paskaitose ir yra tikrai tokių paskaitų, kur be šansų suprasti, nes tai yra 3 kursui dėstomi dalykai, jau auditorija yra paruošta, jau išmokinta, jau tie žmonės, kurie čia klauso, jie žino, apie ką eina kalba. Ir dėl to pasakyti, kad aš pakviesiu arba mes pasikviesim, suorganizuosim žmonės ir jie per pusvalandį jūs padarys makroekonomistais, no way, šito tikrai niekada nebus, tai prasme nesigaus, tai neįmanoma. Bet tikrai tai yra siekis surasti būdą per trumpą laiką šituo kanalu papasakoti įdomius dalykus trumpai ir paprastai. Bet ar tai tikrai pasiseks, dar nežinau. Bet žiūrėkit, yra kitas formatas, kur jeigu atsisėda jūsų, sakykime, kolegos, kurie yra ekspertai ir mokslininkai vienoje ar kitoje srityje ir pasisodina, pavyzdžiui, ekspertai iš praktikos, kur gali turėti puikią diskusiją ir kuri, jeigu tu jo nesupranti, gerai, išjungsi šitą kanalą, ar ne, bet jeigu tu supranti, tu gali gauti beprotiškai geros informacijos, vertingos apie tai, kaip mato mokslininkai, kaip mato praktikai tuos pačius dalykus. Tai čia yra, sakykime, ką leidžia būtent toks kanalas, jis leidžia visiškai kitaip pasižiūrėti į tuos pačius dalykus ir priklauso, kas, kaip sakant, sėdi tose kėdėse. Mes turėjom tą svajonę pasisodinti vaiką ir mokslininką. Ir tas mokslininkas turi gebėti papasakoti 10 ar 5 metų vaikui. Nebijot, kad po to išeis šitą iš darbo žmogus? Ne, pas mus yra stiprias kūrą turintys dėstytojai. Ne, nemanau.
Bet manau, kad taip, kad tai yra džiazo dalis, apie kurią aš ir kalbu. Taip, manau, kad ieškosim įvairių formų su įvairiais pašnekovais, bet iš tikrųjų, labai ačiū, kad kažkuria prasme klampinat mus į tą galimybių liūną, nes manau, kad gali būti Dabar visko. gausiu pravardę skandintojas. Kodėlgi ne, arba bent jau kažkoks čiuožikas. Taip, manau, kad gali būti visko ir tai yra būdas surasti savo auditoriją ir yra būdas priversti arba paskatinti, pastumti. Priversti negeras žodis, pastumti dėstytojus ir pastumti profesionalus, supaprastinti savo kalbą, nes turbūt visi mes žinom, kad profesionalai slysta ant šitos dalies, kad jiem atrodo, kad visi jau visą tai žino ir dėl to aš čia pakalbėsiu savo terminais ir visi supras. Deja, bet tai nėra realybė. Realybė iš esmės yra kitokia. Kitas dalykas, kad fakultete dažnai yra užsienio profesūros svečiai atvažiuoja, ar ne? Taip. Tai yra puikia proga tiek Parodyti Lietuvos juos. auditorijai, sakykime, parodyti tuos ekspertus, tą profesūrą, kurie turi unikalių žinių vienoje ar kitoje srityje. Ir būtent panaudoti šitą kanalą tiek Lietuvos auditorijai, tiek užsienio auditorijai, nes tai yra tas pats ir to paties fakulteto, ar ne, tam tikrą galimybę parodyti, nes kas yra organizacija? Organizacija yra žmonės. Ir jeigu mes tuos žmonės turim įvairius iš įvairių šalių, mes tada galim kur kas labiau atsiskleisti kaip pati organizacija, kaip mokslo įstaiga. Aš turbūt, Artūrai, galėčiau tik tai pratęsti jūsų mintį ir pasakyti, jeigu fakultete pas mus šiandien dirba apie 200 žmonių, tai kiek svečių mes turim per metus, aš dabar greit nesuskaičiuosiu, bet grubiai tai turbūt per savaitę bent po 2, plius prie viso šito. Tai 50, ta prasme, tai yra didelis skaičius žmonių. Visus juos pakalbinti neįsipareigojam, bet turbūt tai yra būdas parodyti, kokio lygio žmonės ateina į universitetą. Tai yra būdas išgirsti, ką jie galvoja aktualiom temom, politiniam, ekonominiam, verslo. Ar lysim dar į kažkokias temas. Jeigu dabar paklaustumėte iš tikrųjų vėlgi, o tai kas yra ta vadyba, tai čia rinkodara yra vadyba, apskaitai yra vadyba, procesai, verslo procesai yra irgi vadyba, entrepreneurystė yra vadyba, žiauriai daug dalykų yra vadyba ir mes turim labai skirtingo profilio, ta prasme, į labai siauras nišas įsigilinusių mokslininkų, kas reiškia žalioji ekonomika, kas reiškia kaip suskaičiuoti, kokia kainodara gali būti elektros energetikos srityje. Ta prasme, mes tikrai turim labai įdomių temų, kurios gali būti mažom potėmėm pateikiamas, bet gali būti labai įdomas, nes tai yra ir skaičiavimai, ir tyrimai, ir įvairūs dalykai. Tai manau, kad šitoj daly plotis temų, kuris galėtų būti čia diskutuojamas, yra labai didelis, atsakant dar ir į tai, kad negana, kad plotis temų, bet ir kiekis žmonių, kuriuos galim pakalbinti šitose temose, irgi yra labai didelis. Ir aš irgi turiu tą viltį, kad kažkuriuo metu mes tikrai pradėsim kviesti mokslininkus, ateinančią savaitę dar ne, bet manau, kad mes tikrai ieškosim galimybių, kaip pakviesti tuos, kurie ateina iš skirtinio lygio mokslininkai į šitą kanalą ir pasidalinti vienom ar kitom įžvalgom tam tikrom temom, bet turbūt man svarbiausia dalis tos temos turi būti svarbios Lietuvai, turi būti svarbios Lietuvos klausytojai. Galbūt tas kanalas išaugs į kažką, bet šiandien mano tikslas su šito kanalu pamėginti parodyti, kiek įdomių veiklų vyksta universitete ir šviesti visuomenę, šviesti giliais topikais, giliom temom, kad galima būtų suprasti, tai kas čia, ką reiškia ta terminija, tai ką jie ten daro, tai kaip jie tai vertina. Nes mes mažai kanalų turim, mes labai turim sutrumpėjusias publikacijas, mes turim labai specifinę mokslininkų, sakyčiau, rezultatų rinką, kur spausdina tik mokslininkai ir skaito tik mokslininkai. Tai mes norim būti tas tiltas tarp bendruomenės, tarp žmonių, kurie klauso, tarp žmonių, kurie gyvena Lietuvoje arba yra sąsajų su Vilniaus universitetu ir to, kas čia vyksta, nes čia tai yra didelis avilys, kuriame vyksta labai daug mokslo rezultatų, labai daug mokslininkų, jie dalinasi savo mintim, vyksta tikrai žiauriai aukšto lygio konferencijos
Ir kažkaip norisi turėti savo langą, kaip ir pradėjau, ir tą langą atidaryti visiems ir pro jį praleisti tuos geriausius spindulius, kurie pasiektų kitą saulę ir dar papildytų, jokių būdų ne tamsą ir neapšviestų, net nepradėkim nuo to, nes aš manau, kad bendruomenė yra pakankamai apsišvietus. Tamsiosios apšvietos nereikia. Nereikia šitai vietai. Bet aš galvoju, papildyti šiek tiek žinių ir dadėti tų žinių rinkoje man labai norėtųsi. Ir čia tikimės, kad taip ir bus. Dar vienas aspektas, kuris, nes iš istorijos labai gerai prisimenu, kad būdavo kai kurių tyrimų, į kuriuos labai alergiškai sureaguodavo valdžios atstovai. Taip, žinau. Ir dėl tos alerginės reakcijos būdavo, kad žiniasklaida irgi truputėlį taip atsitraukdavo. Taip, išsigąsdavo. Ir kartais išsigąsdavo ir nenorėdavo net tų temų imti. Jis iš principo, jūs tada gerai pasakėt, kad mokslininkas gali tyrimą daryti apie bet ką, kas yra šitam gyvenime. Taip. Ir negali būti tabų temų, nes kitu atveju jis yra nemokslininkas. Taip. Tai šitoje vietoje tai irgi tam tikras kanalas, kur galima, jeigu jau iš tikrųjų yra tyrimai, kurie gali būti tikrai rezonansiniai, bet valdžios spaudimas gali būti, pasižiūrėkim, kas darosi Amerikoje, spaudimas Harvardo universitetui, sustabdymas 2,2 milijardų dolerių lėšų iš valstybės biudžeto, tokio seniausiam Amerikos universitetui, vien dėl to, kad dabartiniai valdžiai nepatinka universitetų priėmimo tvarka, nepatinka lygybės programos, visi kiti dalykai. Tai čia irgi savotiškas kanalas, kuris leistų būtent tokio pobūdžio, sakykime, informaciją, tyrimus, kurie galbūt yra neparankus, nemalonus, galbūt kurių nesinorėtų matyti, lygiai taip pat viešinti. Manau, kad taip. Tai yra dar viena galimybė. Aišku, nesinori būti pranašu, nes viskas keičiasi. Amerikoje prieš metus tikrai neįsivaizdavo, kad gali būti tokia situacija. Manau, kad dalis mokslinės bendruomenės, tai gali persiduoti, bet šiandienos realijomis aš nematau jokios rizikos, kodėl mes negalėtumėm kalbėti aktualiom temam, kurias mūsų mokslininkai iki šiol yra laisvi pasirinkti ir laisvi apie jas kalbėti. Ir tai yra įvairūs blogi įpročiai, o juos tyriam, nes vėlgi elgsena jinai yra ir gera, bet ir bloga. Kaip atsisakyti blogų įpročių. Tai yra iš tikrųjų tam tikros tabų temos, vėlgi tai yra žiniasklaidos temos, kaip analizuoti, ką pateikinėti. Tai yra finansinės temos, ką daryti ir ko nedaryti, kurios nepatogios. Mokesčių temos, kurie mokesčiai naudingi žmogui, kurie valdžiai, investicijų, manau, kad tai yra tos temos, kur jos visos rizikingos ir aš tikrai tikiu, kad šitas kanalas bus kažkuria prasme autonomija ir mokslininko laisvę padidinantis kanalas, neapribojantis, bet padidinantis. Nes taip, jūs žinot, kad rinkodaro, ta prasme, šiai dienai žiniasklaida atsirenka temas ir mes tikrai ne visada įdomus, o mums tai, ką darom, yra įdomu, tai norisi turėti tą kanalą, kur būtumėm laisvi rinktis, apie ką mes kalbam. Nes toks yra universitetas, jis yra laisvų žmonių bendruomenė, tai čia ir yra toks kanalas. Ir matyt dar kitas formatas, kuris irgi galim, nereikės pasirašyti po šituo. Dar kitas formatas yra tie patys politikai ir tie patys valdžios atstovai, kuriuos galima lygiai taip pat pasisodinti ant šito foteliuko. Ir, sakykime, su ekspertu paimti ir pasišnekėti, ar ne? O dabar labai populiari tema - mokesčiai, kurie veikia, kurie neveikia. Tai irgi viena iš krypčių, kurią galima turėti, ar ne? Kai sudini su žmogum, kuris ne tik tai, kad dėsto, bet jis išmano tą sritį ir padiskutuoti su tuo praktiku, kuris ruošiasi vieną ar kitą dalyką įgyvendinti ir pasižiūrėti iš tikrųjų, o tai kokio lygio ta diskusija gaunasi. Visiškai sutinku. Tai čia mes iš principo aptarėm pakankamai, ar ne, tokį didelį, jūs stipriai įsipareigojot, nepasirašydami, ką galima padaryti su tai, bet čia aišku, čia juokas, bet bendrai per jūsų visą laiką, kiek tenka vadovauti fakultetui, tai yra toks dar vienas pokytis, ar ne, nes jūs tų pokyčių darė daug, ar ne, kaip bendrai, kaip atrodo tas
tie pokyčiai nuo ateimo ir bendrai, kiek teko, ne tik tai komunikacija, bet bendrai, kokie svarbiausi jums etapai, kaip jūs matot? Nesakyčiau, kad tai yra pokytis, sakyčiau, kad tai dar vienas rizikingas projektas. O daug jų turėjot? Daug. Tai prasme, turėjom daug, nes aš dirbu su tokia komanda, kurie yra karštakošiai, sakyčiau, ir mėgina griebti daug dalykų. Nudegam, išmokstam. Yra keli, kuriais labai didžiuojamės. Tai turbūt vienas yra T-Hubo projektas. Tai yra preakceleratoriaus programa, kuri vyksta Vilniaus universitete ir joje kviečiam dalyvauti visus Vilniaus universiteto studentus, tada jie atneša idėją, su jais dirbam šalia studijų vakarais, tai dirba mentoriai dirbdami mėgina išauklėti, paversti juos startuolių kūrėjais ir tada jie po 6 mėnesių jie pičina savo idėjas ir įgyja patirtį, kurios iki šiol nebuvo universitete, mūsų universitete, bet yra Europoje, tai šitas projektas buvo nuostabus ir jis vis dar vyksta ir mes juo tikrai labai džiaugiamės. Antras projektas turbūt, kur negalėčiau sakyti, kad tai buvo toks baigtinis projektas, nes jis vis dar vyksta, mes mėginam pritraukti ir žiauriai gerai sekasi pritraukti geriausius mokslininkus iš užsienio. Dėstytojus ir mokslininkus kelbiam atvirus konkursus į pozicijas, į konkursus ateina po 10-15 į vieną vietą ir mes išsirenkam geriausius profesorius, docentus ir tai yra žiauriai sudėtinga veikla, nes turim gebėti atsirinkti, gebėti parduoti pozicijas, išreklamuoti ir paskui įtraukiam tos žmonės į bendruomenę, į studijas, į mokslą. Tai yra didelis iššūkis, bet tai žiauriai didelę grąžą duodanti veikla, nes universitete gali sutikti žmogų, kuris ką tik baigė arba dirbo visai neseniai Kopenhagos verslo mokykloje ir dabar dirba pas mus, tai yra wow, kokie nuostabūs rezultatai. Arba lygiai taip pat pas mus dirba dėstytojai, kurie dirba Zelandijoje, Naujojoje Zelandijoje. Tai iš tikrųjų to žiauriai didžiuojamės. Ir yra turbūt dar viena dalis, kur taip labai greitai prabėgant, mes turim tokią administraciją, kur aš galvoju, kad kiekviena verslo organizacija pavydėtų, mes tik sugalvojam ir jau padarom. Tai yra 30-27 žmonių komanda, kurie sugeba aptarnauti tuos 200 dėstytojų ir tuos beveik 3000 studentų, atsirinkti juos. Beje, 4 turbūt dar sakyčiau projektas, bet aš čia neturiu baigtinio sąrašo, Artūrai, jūs mane pagavot. Mes darom, tai prasme, mes parduodam studijas. Dar prieš 5 metus Vilniaus universitetas nedarė pardavimų, nedarė reklamos. Nemėginom pritraukti studentų, mes dabar stovim mugėse, mes darom leidinukus, mes leidžiam socialinę reklamą, mes darom krūvą dalykų, čia komandos dalis, kurie stovi, turbūt galėtų daug daugiau papasakot, bet mes esam, sakyčiau, kad mes esam pagrindinis padalinys, kuris daugiausiai išleidžia ir daugiausiai jėgų įdeda tam, kad į Vilniaus universitetą ateitų didelis skaičius užsienio studentų. Tai yra žiauriai nauja veikla mums tam dideliam 23 000 studentų turinčiam dideliam laivui, tai yra labai drąsi veikla, mėginti parduoti, žinoti, ką parduodi, surasti, kaip tą padaryti gerai, nes aš visą laiką sakau, kad tas pardavimas tai yra 4 metų gyvenimą parduodi, tai ne kažkokį produktą parduodi, tai parduodi didelę patirtį, tas yra sunkus produktas. Tai čia yra turbūt dar vienas projektas ir vėl mes pakeitėm elgseną. Fakultete pasikeitė elgsena. Žmonės, kurie dirba čia, jie rūpinasi studentu, jie rūpinasi dėstytoju. Jiem tai rūpi. Ir dėstytojui tada rūpi studentas, o studentui rūpi dėstytojas. Tai čia turbūt yra didžiausia rezultato, reikšmė, didžiausias rezultatas, kokį pavyko pasiekti su tom visom įvairiom veiklom, kurias aš čia pavardinau. Ir aš nežinau, ar čia viskas. Manau, kad mes dar darom daug dalykų, bet nenoriu naudoti laiko mūsų pokalbį. Paminėjot ir užsienio studentų pritraukimą. Tai irgi vienas iš būdų, vienas iš kanalų, kur jeigu, pavyzdžiui, padaryti atskirą, kanalą tiem patiems studentam, daryti tam tikras laidas ir jeigu užsienio studentai, pavyzdžiui, darytų kažkokį podcastą, o kaip gyventi Vilniuje, arba apie gyvenimą Vilniuje, aš manau, tai galėtų būti puikus pokalbis su žmonėm, kurie čia yra tuos 4 ar 3 ar 2 metus, ar net ir 1 metus atvažiavę Erasmus programai, kurie galėtų visiškai kitaip papasakoti apie tą miestą, prie kurio mes pripratę,
jau atrodo viską žinom, niekas negali nustebinti. Dar vienas, sakykime, kryptis būtent tos platformos išnaudojimo. Yra planas, ta prasme, mano galvoje yra planas, aš tikrai visus planus nepasakysiu šiandien, bet aš norėčiau, kad čia dalis šitų veiklų būtų atiduota studentam. Nes tai yra irgi dar viena ir tai turbūt pati svarbiausia, didžiausia, gal tai jau tikrai, bet ir svarbiausia universiteto bendruomenės dalis. Ir aišku, norėtųsi kažkaip juos čia turėti, matyti, girdėti, kartu su jais kurti. Būtent, nes jie, matyti, yra labiausiai ta karta, studentų karta, kurie patenka, jie yra labiausiai vartotojai, būtent tokios formos informacijos. Tai yra vaizdas, tai yra pokalbiai, nes naujoji karta visgi vaizdai priima žymiai geriau ir negu, sakykime, tie, kurie ankstesnės kartos. Ir čia yra pasaulinė tendencija. O sakykite dabar toks į pabaigą klausimas, tai po kurio podcasto, kai išeis, jau darysim tą tokią apžvalginį mūsų pasišnekėjimą. Kokią ribą turim pasidaryti, kad jau žinotum, va tas jau sukapsėjo, kada šnekamės kitą kartą. O kokia būna priežastis tam tokiam susitikimui? Susitikimui priežasties nereikia. Iš principo galima bet kokią sugalvoti. Jūs gal nesimokyt vadybos. Pirmiausia, turi būti susitikimo tikslas ir darbotvarkė. Tai vat, aš pagal tą stereotipą ir klausiu, tai koks tikslas? Tai tikslas yra pasižiūrėti apie tai, ką mes šnekėjom, kaip pavyko. Tai vat, ar tai bus 10 podcastas, tai bus 100 podcastas, ar kelsim į 1000, kokios atkarpos reikia, kad vėl susitiktume ir pasišnekėtume apie tai, kaipgi šitas projektas pavyko. Birželio pradžioj. Aš matuočiau tai trukme. Trukme net? Taip. Nes birželio pradžioj, kadangi mes išeisim į atostogas, tai prieš pailsint reikėtų pažiūrėti tai, ką padarėm. Tai aš sakyčiau, jeigu dabar mes esam balandžio vidury, tai birželio pradžioj vertėtų sugrįžti. Bet jeigu taip atsitiktų, kad iki to laiko mes neturėsim pakankamo skaičiaus, kurį verta aptarinėti. Ateisim pasakyti, nieko neturim. Taip. Ir vėl kalbėti apie idėjas, ne, tam tikrai negaišim. Nebent yra toks dalykas, kad mes birželio pradžioj galim atsinešti savo temą. Dar vieną mūsų paderintą temą ir ją pristatyti. Tai reiškia... Bet jūs žinote, kad aš temų nederinu. Aš derinu. Ta prasme, galim pakalbėti apie įvairius dalykus, bet aš turbūt sakyčiau, kad aš labai norėčiau sugrįžti dar birželį ir pamėginti pasižiūrėti, kas pavyko, arba bent jau parodyti, kad jas tai negerai gavosi ir aptarti, kad negerai. Bet aš norėčiau grįžti birželio pradžioje. Paskutinis, matyti, akcentas, ko norėtumėt palinkėti visiems kolegom, kurie sės į šitą kėdę, vest savo temų, bus svečiai, kurie ateis pašnekėtis pas savo kolegas. Ko labiausiai palinkėtumėt? Aš per paskutinį pusmetį išmokau vieną pamoką. Bijantys žmonės pradeda mažiau žinoti. Ir pradeda mažiau kalbėti. Aš norėčiau palinkėti, kad ateitų nebijoti. Kad ateitų įsigalinti. Ta prasme, čia turi būti drąsių žmonių kanalas. Iki kol ateini gali bijoti, bet jau kai atsisėdi, tai jau kalbėk tai, ką nori ir kas tau rūpi. Tai čia turėtų būti tas kanalas, kuris pamaitina ne tik klausytoją, bet ir tą, kuris kalba, pamaitina turiniu ir tokiu energiją. Nes tie, kurie čia atsisėda, yra tokie, kuriem trūksta auditorijos. Jie čia turi jos gauti. Noriu palinkėti, kad jie gautų, nežiūrinti tai, kad sėdim dviese, kad jie gautų energijos iš tų, kurie klausys. Ir kad jie turėtų galimybę fantazuoti, kalbėti, laisvės. Bet taip, bet aš pirmiausia sakyčiau, jie turi neprarast baimės, o įgaut Labai geras palinkėjimas. Ačiū dekanė už šitą pokalbį, o mūsų visiems žiūrovams linkime prisijungti prie šito kanalo, stebėti visus anonsus ir taip pat laidas, kurios išeis, nes mano galva tai yra geriausias, kas šiais metais galėjo nutikti šitam fakultetui. Ačiū. Ačiū.